Sveiki, mielieji, sveiki. Šiandien esu papuolusi į kamščius, todėl pagalvojau, kad reikia jūs pakalbinti, paklausti, kaip jūs gyvuojate šį gražų rudenį, šį spalvingą. Tikriausiai matot, pro kokias spalvas pravažiuoju ir kaip gera džiaugti šitom spalvom. Kiekvienas metų laikas atneša santykiam spalvų. Ir ruduo taip pat atneša tos ramybės, tos santarvės, tos darnos, gero ūpo. Ačiū tiem pirmiesiam, kurie prisijungia. Šiandien mūsų diskusijos tema yra, kodėl vyrai santykiuose, tiesiog kodėl santykiai vyrams pradeda kelti nerimą. Kas atsitinka su vyrais? Dažniausia santykiuose, ar ne, mes moteris bendraujam su vyrais. Mes buvom nuvažiavę, mes buvome susitikę, mes buvome su, dar paminim vardas, daleiskim. Mes buvom su Artūru, kadangi, sakykim, vyras yra Artūras, kaip pavyzdį, nors nėra Artūras, ar ne, ir mes buvom su Artūru nuvažiavę į Druskininkus pailsėti. Mes buvom išvykę pas senelius, mes buvome šokiuose, mes buvom pabalotinė, mes. Tai gaunasi, kad yra apribojama per žodį vyro laisvė, o vyrai nori būti kokie? Laisvi. Ir jeigu tik vyro yra apribojama laisvė, nejučiomis vyras pradeda nerimauti, niurzgėti, burzgėti, burksti kaip traktorius. O mums reikia tiesiog atsisakyti to mes. Artūras buvo, Jonas buvo, bet ne mes su Jonu buvom. Mes su Jonu gyvenom, mes su Jonu Druskininkuose poilsiavom ir maloniai leidom laiką. Ne mes. Nors mums atrodo, kad poroje įdėjau nuotrauką Facebook'e, kaip mes gražiai gyvenam. Tavo asmeninis profilis ir tu dėk savo nuotrauką. Leisk, mūsų vyrai turi turėti laisvę, o moteris dažnai būna savininkiškos, atimdamos nejučiomis žodžiais iš vyro laisvę. Tai šitų dalykų nedaryk, turėsi gerus santykius. Dar yra viena paprasta priežastis, kad mes dažnai kritikuojame vyrus. Tu ne ten pasidėjai kojines, tu šiandien per vėlai grįžai ir kažkoks nerimastingas. Ką tu ten veiki? Užsidaręs vonioje su telefonu, gal kita atsirado? Mes nejučiomis juos kontroliuojam, mes juos disciplinuojam, mes neleidžiam jiem turėti laisvę. Vyrai pradeda tos laisvės, vyrai nori laisvės, laisvaus mąstymo, kad moteris nedrumstų jam smegenų. Kai tik moteris pradeda drumsti smegenis, ką vyrai daro? Vyrai pradeda burksti kaip traktoriai. Būna nepatenkinti, nusivylę. Moteris neturi daryti šitų klaidų. Tos klaidos moterim kartais kainuoja santykius. Kartais kainuoja išsiskyrimų. Aš kalbu iš savo 14 jau metus einantį pažinčių tarnybą, iš savo moterų klienčių patirčių. Nes jos niurzgėjo, buvo nepatenkintos, kaip taisyklė, pas moteris pažeistos Veneros, pažeisti mėnuliai, ką duoda? Nepasitenkinimą, nusivylimą, niurzgėjimą, priekabumą. Ir pačios jos sugriauna šitos santykius, gražius santykius, harmoningus santykius. Ir va tada, kas atsitinka? Ir va tada atsitinka paprasti dalykai. Prasideda iš niekur nieko kažkoks nerimas. Kągi mum daryti? Ogi mum tiesiog reikia nepabijoti vyro, nekontroliuoti. Nesisavinti vyro, leisti jam tiesiog gyventi ir džiaugtis
graži rudeniu, siekiant karjeros ir šlovės jį palaikyti, o ne niurzgėti ir burzgėti. Nelaimingi vaikai, nusivylusi žmona, vyrui galvoje kančia. Toks, kaip aš sakau, tokia moteris nereikalinga vyrui. Ir anksčiau ir vėliau jis gal nepasako, mes moteris vadovaujame savo jausmais. Vyrai vadovaujasi protu. Ir tas vyras nepasako, neatsako, ar ne? Bet ilgainiui jis tiesiog nusisuka. Taigi, moteris, tos, kurios jaučiate viduje nepasitenkinimą, nusivylimą, priekabumą, labai kviečiu užsakyti. Leidžia tavo aurai susitelkti. Grynina, energetiškai grynina tavo šitas savybės. Priekabumą, nusivylimą, netikėjimą. Ir, kaip aš sakau, tie dalykai galimi, gydomi mineralais. Tačiau reikia pačiai labai aiškiai žinoti savo neigiamas savybės ir su jom dirbti. Nes kitaip santykių baigtis gali būti ir skyrybos. Taigi, bet aš kviečiu, kad kviečiu jūs dalintis, džiaugtis, mėgautis gražiu rudeniu, meile, gražiais santykiais ir judėti santykiuose į priekį. Jeigu santykiuose nėra darnos, nėra supratimo, nėra gero ūpo, palaikymo, o yra kritika, nieko nebus. Myliu jūs, ačiū, kad esate, ačiū, kad dalinatės, kad dedate širdeles, siunčiate laikus, ačiū jums už jūsų klausimus, man asmeniškai siųstus ir siųstus į info@meilesharmonija.lt. Noriu priminti, kad info@meilesharmonija.lt atsakinėju klausimus ne aš, tačiau gavusi į Messengerį atsakinėjau aš pati. Taigi, dėkui jums už jūsų gerus norus, už optimizmą, žvelkit į rudenėjantį mišką ir linkiu jums sėkmės, gerumo, džiaugsmo, meilės ir tikėjimo, jog viskas yra ir bus gerai. Iki!